Nu, seniukai, toliau guldom kviečius. Ir aš jums turiu dabar tokių bairių. Pirms bairis, čia ne bairis, tai džiovykla džiovynas atinai. Žodžiu, džiovykla, ne džiovykla. Toliau yra valomus kviečiai ir varomus į vašytų bokštų. Negalim su pirštais rodyti, bet vašytų bokštų. Ir tas bokštas ir beveik pilns. Ir jau mes tų bokštų džiovinam su peč jau 3 dienų. Tuoj bėgam greit, aš jums parodo. Ir man jau reikia išversti priekabs, nes tarp priekabų yra grūda, o čia žiūri, kad beveik nebėra grūda. Va, bokštelis stūksa, pečiuks ein, raudon saliar, va taip vakimaren. Ir čia turim va tokį pečiuko. Camping, dava laipsnį, įjungs kaitiniams, sukas va ventiliatorius, kuris išpučia šilto oro į kitą ventiliatorių. Tas pečius kaist ir tadom šitas ventiliatorius, kur sukas, išpučtų įkaitusi orui va ventiliatorių ir tas ventiliatorius paduodi bokštų, kur bokštas maišas ir taip džiovinas po truputį. Šiaip ledinis dalyks šits yra tikrai. Per parų 1-2% gali nudžiovinti. Tai mes nepilam ten 20 drėgnumą grūdų. Kartais būn, kad ir tokių įpilam, bet stengiamės nevaryti labai drėgnų grūdų. Dėl to nes užtruks gan ilgai džiovinti. Bet jeigu va nuo lauką atsiveš kokį 15-16, tad vazėba į bokštų suvarą, paleitų pečiukų kelis dienas kaitinas, ventiliuojas ir nusidžiovin va toks kiekis 500 tonų. Čia bairis. Ir nedaug kūra gan trytas pečias, dabar tiksliai nepasakys, bet šit bačk jau 3 dienas dar naudojam yra ar dar neišsinaudojam. Tai visai neblogai. Už džiovyklos pečių, viskų taip pažiūrėjus, tai sakyčiau, kad daug mažiau kūra reikia. Šiaip žiauri gerai, nes neužsistovi tie grūdai aikšteliai. Gan greit per to elevatorių keliauja į tų bokštų ir raim galvą. O čia turim va tokį aparatų, hebra. Pagaliau atvyko pagalbas mum, pabarškit biškį pečius. Su tokiu va 12 metrų header, hebra. Aš nesmats gyvenimą. Tada per visų kiemą, pažiūrėkit, visų kiemų užėm. Žodžiu, man ir kosmosas. Tai va, tokia va vikšrė, hybrids šina yra, nepilns rotors, lekcijons, 708. Baisiai rimtas aparatas, nežinau kas per motors, pasidomės ir papasakos, bet čiųjų 1000 arklio galių, sakyčiau, turėtų būti, jeigu tokį sugeb headerį išsukt. 2016 metų jis yra, tai 8 metais naujesnis už mūsų, bet viskas labai panašiai. Šita rėjykla tipo, vienodrėlė, bet kadangi daug daugiau arklio gali, tai žinai lengviau ir į galinių ratų išsukim žiaurs, realiai ant vietos sukas. Kaip ant lauko galo važiuoji, bas ant vietos susisuk, nereik ten 3 kartus atsipjaunėti laukų galę, žiauri manevringai. Čia vara tik tas priekis, nu tipo vikšra, galas nevara, bet su tais vikšras irgi, nu čia kosmosas yra. 2 dalgės žodžiu, 2 reduktoriai, nu čia gaunas kaip 2 headeris sujungtus į vieną, tai čia matas toksai perskirims, tai žodžiu. Bet nu, kosmosėlis hebra, našums didelis, bunkeris 13 litrų, tai kažkas apie 8-9 tonus kviečių, žodžiu, 2 bunkeriai Zaslavinį tilp. Ir dar biš daugiau tilptų, kur pavyzdžiui pas mum lekcionant 5 telp 2 bunkeriai ir dar 7%. Tai čia realiai 2 bunkeriai ir nebelauk jau lėk nuo lauką, tai jau vakar atvarė padėti, tai žodžiu, ten su 2 traktoriais ir 3 priekabom vos spėjom vežti. Tai šiandien atvarės papildom žmogus, vešim su 3 traktoriais, kad būtų greičiau, nes varysim į didelį laukų ir kad nereiktų per tų visų laukų važinėti tam kombainui, žinai. Nes jeigu bus ant kiekvieną traktorę po priekabom, tai atpučiu traktorį, privara prie tą kombainą ir jis tu iškart išpil. O jeigu kažkur pastatys priekabų, tam kombainui po tą per visų laukų ten važiuoti, reks, nu žodžiu, toks šūlis, tai dabar bus biškai greitesnis darbas. Tai va, Jūris dabar varą nukabint skutiką, nes su X irgi vešim. Tik tas, kad X su dublės, bet nieko tokio, tai arba nuimsim tos dublės, arba paliksim. Nete patog, bet šiaip čia aparačiuks, kosmosinis. Daiktadėžio va toik va, čia yra raps atpjovėjai įdėtus. Liads. Tai žodžiu, lyginant su mūsų 6 metrų šiam, tai galim sakyti, kad čia beveik 2 kartus didesnis. Ten atsisėdi viduj, ten žiaur, bet jau čia pakultum kokie 1-2 dienas ir galvotum kaliads. Gal net didesnė, jeigu norėt, 15 metrų da yra, mat. Bet aš manau, kad mums užtektų ir 10 metrų. 12 gal nereik, baisiai jau
Milžinovas. Posūkis palikt, chebra. Visą laiką kilip ir čia šitoj vietoj. Kle. Reiks aliarkicos, nes jau tuštovs bakovs, hebryt. Pilsim kūrą. Žodžiu, biški duoda šiam padirbti. Bent jau truputį, žinai. Aš manau, kad visai technikai reikia duoti biški padirbti, nes realiai toks gaunas užkur ir iškart gazas tenai varai. Tai lyginant su žmogu, nu tai tipo, irgi tavi pakeli iš lovos ir sakytų, varyk bėgt maratoną, tipo, primeskit. Žiaur, nu būtų, reikia biški duoti, nu, kad apšiltų bent jau, nes mašinas variklis tik kaip ir mūsų kūns, arba atvirkščiai, gali subirėti, žinai, tai manau, kad ir varikliukui reikia, žinai, ir kad tepaliuks prasivaikščiotų. Greičių dėžė irgi tas pats, nereikia ten smaugti iš karto, taip pat ir su mūsų kūnu. Reikia peržiūrėti, kad nereiktų varyti dažnai į servizų. Oi, sens geras atbalinavas. Su 3 traktoriais vešiam, kaip ir sakiau, nuo X dublių nenujėmėm, paprašym tokia seniau žmogus, kur pas mum dirbdavo, tai sakė padės. Dabar kabinsime šitų prieka buvo. Nebėra kviečių, eikti savo. Good old atbalinav. Lietuviškai sens geras atbalinav. Su 100 gali pasakyti hebryt. Nu jau ir jis pakels, nes man biškai per žemai. Ačiū. Ledas, šokoladas. Rankinį užtraukiam, kad nenurėdėtų. Opa. Žodžiu, man ryt laidos filmavims, nežinau kaip scenarijų reiks pasiruošti, nes šiandien dirbsim belekė. Vakar irgi dirbam belekė, bet nefilmavo, nes norėjęs apšilti, biškai žinai prieš tų judesį, suprasti, kaip čiukų daryti, kaip su šitom priekabom. Nu kaip nors, kaip sako, kas mes tokie, kad pasiduotume? Nepasiduosimės, nemiegosim visą naktį, ruošimės. Stabdelinavą biškai įdedam. O, balion. Nu, kontuzėnių. Opa. Patogiai šitie, tu durns. Gerai, dava seną gerą atbalinavo. Brausim čia dabar chebra, jis neįsivaizduoja. Gan gerai privariau, sakai, kaip norit. Beveik tiesiai skiluojam. Normaliai yra. Zenį išpylėm. Blemba, čia jau įvorės reikia, nes čia tų zaslavinti užkabinsim, bet čia kaip mals kaput bus. Kažkokios reikia įvorės. Ne kažką, Čia dabiškai hidraulikos tepalą pylam, nes normos abiejos traktorės trūko. Tiek šitam, tiek anam doicui. Žodžiu, tik tam, kur aš važiuoju, dabar da nežėjau. Reikia varyti saliarkos. Nepamiršk, nes ilgiau užtruks, kol įsipilsim. Kūrėm tų agregatų. Gerą dieną smata, daulytę kapoji. Mano, kad nukulsim kokį 70 hektarų šiandien ir bus kviečiai. Realiai baigtus būtų, jo. Mums belika kviečių, dydžias lauks kem 3 ir dar 15 vendelyną. Čia yra kem 8 hektarai, tai su 2 kombainas. Tų kem 3 hektarų tų reikia greitą tas lauks, nes jisai didelis, jokia stulpa. Tai šitam kombainu su 12 metrų header ten bus pasak. Nes šiaip jam į dienų normal ir nukulti 5 hektarų. Normal, bet gali ir daugiau varyti, sakė būna ir šiam 5 tipą įkal. Tai mūsų dar kombain skaityk va 25 hektarai, tai skaityk 7-5 galime durti per dienų, o mum valyki kulimą kokie šiam 8. Aš manau, kad šiandien įmanom yra tai padaryti ir mes tai padarysim. Nu ten liks da viens kviečių lauks, jeigu viskas palei planu, bet jisai ten toli yra. Kitam kaimant ten 10 hektarų, žodžiu, nevažiuosim jau šiandien. O po kviečių kas rapsiuks. O saliarka mano, mielas saliarka, tu tik mano. Nebeatsimėn, kaip tai dainuoja. Kebra. Nebėgs man čia į veidą. Bliacha, nepalika pistoletų, nieko. O svajoklį mano, mielas svajoklį. Bandžiau perkurti, bet nesigavo. Reikia nuspausti pistoletų. Nu, hebrytė. Įjungiam, kranu atsukam ir pilam. Pilam, saliarkužę. Pilam žalią kūrą. Dabar žies kokį Facebooką komentatorių ir visokius. O ne, ūkininkai pila žalią kūrą, daug pigesnis. Už ką jam čia tas kūras? Kodėl aš negaliu įsipilti pigesnio kūro? Kodėl tu negali įsipilti pigesnio kūrą? Aš tau dabar aiškiai vieną kartą šitam gyvenim paaiškins. Dėl to, nes tu pili po šiam litrų kas 2 savaitės, ar ten šiam litrų į mėnesį. O mes per darbymetį, tu žinai, kiek kūrą pilam į dienų? Po tonų, kartais net daugiau. Tai tu supranti, koks skirtums yra šiam litrų į mėnesį ir tonų į dienų. Tu supranti, koks kainos skirtums, ką? Supranti ar ne? Tai va, juos paaiškino normaliai. Va dėl
tada ta žalis kurs ir yra, tada darant po 2 eurus, įsivaizduokit tonų pripilti reiktų į dieną. 2 štukos, su virš dabar kiek kurs kainuoja. Wow. Ir taip belė kiek gaunas, jeigu žalia kain 1,4, tai realiai štuk 400 į dieną, va tepa, gal nesigauna ton visai, bet gaunas kokie 700 litrų. Vien kombinant telp 700 litrų. Jeigu kombines visų dienų atkul, tai jam realiai kiekvien dieną reikia pilnų bakų pilti, tas bak 700 litrų. Tai dar va traktoriui man reikia įsipilti, traktorė baks 300 litrų. Dar tenki traktorė. Ai, nu tai čia gaunas kartais net daugiau negu tonį dieną. Skaičiuokit, ponios, iš to didmiesčio. Neveneruokit manęs. Ne, manęs neveneruoja nieks realiai. O tokio atėm, tėva. Ne, nu bet čia žalis kurs ne iš oro sugalvotis, nes belėkiai brangi yra kurs, ypač šis laikas. Seniau kitiem po šiam centų kainuodavo kitiem buvo, bet dabar tai, wow, nu aš suprant, kad jis visiems pabranga, bet kai tau reikia tonų suvirš per dieną įpilti, būkim žmonės ir supraskim viens kitą. Pilną gal nebūbinsim, nu geriausia pilnų pilti būtų, bet labai ilgai. Nu bet geriau pilnų įsipilti ir tad pamirš. Prieš 2 dieną pilio pilnų bakų beveik, tai va per 2 dienas nebėra 300 litrų skaityk. Nu žiaur, ne? 202 litrų jau yra, hebra. Atvažiavo kombainą. Kombainai tuo išvažiuos, o, didžiasi. Nu čia ne štuk arklių, aš nusišnekėjau, čia sakė 500 šiam, kiek ten, žodžiu, per daug nesmerkit. O čia mūsų va, 6 metriukų, Tada atrodo kaip vaik, kaip 5 ir 12. Sakė, kad čia antifrizai galins rats pripylę, kad daugiau svorio būtų, nes kitų headerių užsikabinti, sakė kelias, gals. Atie svorio labai brangus papildomus. O žiūrėk, kaip susisuk. Čia dėl tų vikšrų, mat, blemba, ant tų vikšrų ten žiaur susikims gaunas. Va čia tai tema, va čia tai aš suprantu, žiauriai atrodo. Pirms vapuč, čionga biški, blemba tėtė laimingas, kad vien žodžiu pagalbos atvažiavo. Iš karto biški ramiau ant dušios, kad spės nusikult viską. Ir antras. Kosmosas tas headeris ir žodžiu tas kombainas kiam važiuoja hebra. Ten biški yra magijos padaryt. Su to header kiam pūt, žiaur. Всё, Zenė vis traktoriai sukabintus. Vešim dabar ant kiekvieną traktorę po vienu priekabu. Opa. X-us su Pullman, 2.8 daucus. Tas lygots ir tada tas normalus, susaslavini. Nu Zeniai, lėkiam dabar jau ant lauką, 2 kombainai jau nuvažiavo, ant 12 hektarų dabar varom. Žiūrėsim kaip ten sekas, koks ten judesys, netoli važiuoti nieka tokia. Susenger Deutsch, tai žodžiu, tarp tų 12 hektarų ten ir Skagens pasėts, tai dabar norim pabaigti Skagenų nusikult. Tai optimistų kartu su Skagen varom į vienu bokštu, tik atskirai aišku sėklai pasiliekam, o tarp tų kiam 3 ten jau ūkinė bus pasėt. Tai įdom, kaip ten tas laukelis bus, nes įprasta labai drėgnas jisai. Žiūrėsim, gal nenuklimpsim, kaip anais metais, koks 5 kartam lauką nuklimpo. Ties šitais metais nebuvo taip šla, tai matysim. Pirms kombines, tėtė dabar pradės krašto atkulinėti, kaip visada aišku. O ten turim didžiojį. Nu Zenė, biški per ankstant lauką atvažiavom. 3 traktoriai va jau kimarin. Flemba, per griovį. Žiaur, su to kombainu. Tėtė tenai jau pradėjo kulti, apkūlė tos stulpelis. Su 6 metrų hederiuk lengviau, nes provači beveik visur gali pralysti. O su tuo didelti nežinau, ten reiktų kažkiek kampas kaišiuoti. Čia turim Skagenų, senų gerų Skagenų. Visai nieka toksai. Jaučias sausuolis visiškai. Turėtų būti birėjams irgi neblogas, kokios 6 tonos mano pagal vaizdelį. Nu tikrai gražus. Nesugriuvis, kas įprasta pasitaika su Skagen, nes jisai mėgs griūt. Dėl to būn, kad sėjai Skagenų kart su Fenomen, nes Fenomens akotuots ir netokį griūnant veislė, tai prilaika Skagenų ir tipo va antrų gaunas klasė, kas yra nebloga. Tai va tokį būn darat dalykėlį, maišo 2 veislis. Jaučiu ir jūs darat panašius bajeris, ne? Tai koks prikols dabar su šit lauk buvo? Nu sudali lauką, kažkur va jauč iki šitos vietos, nu noragėlis uždaryt, kad birėtų įseklavamžys, o ne į tos bliudelis, kad žina pasimatuoti normų. Nu ir aš pasimatau normų, ten tu sako, tų noragėlių nestaičio. Puč, ten toks puč. O tą išlipžiu ir palykis atidarėts, eik tu savo. O kas blogai, kai neperseklavamžys pasėjai, tai kad prašiau sėklą įsiterį, bet vis tiek va, užauga neblogai. Gal pamatyti kažkokį skirtumą iš tikrųjų, kad ten, kur įterpiu, iškai geriau atrodo tie kvečiukai. Nu ir jie gražiau susisėja, labiau tokiam eilutėm, o kur čia tik gavas, kad tiesiog išbarščiu. Tai mat būn kartas, kad kai tie seklavamžiai kyš
maišas, irgi paėmate dar kokį nors, nes užknis žiaurė, ypač miežių sėjant ir viskas ir pasėjate, kad visas taip sėjate. Tai čia beveik toks sėjims kaip su rankom. Tik tas, kad dar į prapurentų žemę pasėjai ir su galinės ratas užspaudyti. Nu, nėra labai gerai, nes geriau įterpti, bet, nu, yra kaip yra jau. Bet šiaip tai va, skagenoideris, gražus skagenoideris. Dar, sako, kviečių metai šiemet, hebryt, neslėpkim tą faktą. Duodam pinks visiems, maladėts, geriau užaugat, maladėts, tikrai. Tai va, bet tuoj nukulsim jum. Tai va, daicukai numestas, kaip ir sakė prieš tai. Bajarioks, bajarioks. 3 traktoriai. Jeigu renks, tai dar 100 darbint, nėra gailų. Nu, hebra, va toks multitaskinimas. Dabar lėkiam, paimk grūdą, filmuojam, vairuojam. Žiaurus dėsys, bet labai gražus dėsys. Svarbu gerai sustoti, nepasišiukšlinti, kaip kokiam tai gribonui. Neblogai sustoja. Telp kažkur 8-9 tonos kviečių tarp vietą bunkerę. Tai į Zaslavinį 2 bunkerį kažkur telp. Piln priekab jau būn. Bet realiai, jeigu ir tėtė, tarkim, vienu bunkerį įpilį, visai jauriai galim važiuoti, nebeapsimok laukti, nes beveik būn piln priekab. Dabar šitų vienu išsipylėm ir lėkiam susirinkti kitą bunkeriuką iš tėtės. Tai va toks va labai judesys bus. Į vienų priekabu ją pilns, tėtės pilns ir galim lėkti dirbtuvis. Ledovą gauna. Varucka jie ir 2 tilptų, bet neatsimenu. Pamatysim vėliau, kaip ir telpduje. Dabar visai nebus piln prieka, bet vis tiek gerai. Tai va toks va komandinis darbas. Prigazuojam, kad ne per toli sustoti irgi nepasišiukšlinti. Ir tą labai gerai sustojau, prieš šitą per toli. Ir profesionalai linki klysti. Seniukai, tik kaip matėte iš droną, gan laisvai telp viens didžiąją kombainą bunkeris ir viens mažoje. Va, dabar prisibūbinam ir lėgiam į dirbtuvėlės įsipilti. Ir šiandien visų dienų suksimės va tokį va konvejerį. Paprastai pasakys, kaip žiūrkės tarp ratą. Nu tikų, aš nusprendžiau, kad dabar neapsimoks vertis, nes nu vis tiek maždaug aišku yra, kiek tu grūdų plius minus prisikulki, paskaičiuoji iš akies, kiek tonų matai, kad čiubirės ir kiek hektarų ant tą lauką yra. Tai geriausia svet, jeigu nori grinai tikslumą, kiek tu pabyra iš lauką. Tai dabar, kad negaišt laiką, tiesiog net nebevažiuojam ten tą ratą. Čia va įpučiam iš kartą, bats, atbulinavo, į ten ir viskas. Ir dabar sens geras atbulinavus, visiems gerai žinomus. Dabar aš jau pravės paėmą, kokie profesionaliai stumt atbulinavo. Tai atsisėdat už traktoriaus vairą, įsijungiat reversu ir vien žodžiai nedarykite. Pradėt važiuoti atgal, žiūrit atgal ir vairuojat. Į kurių pusių suksit vairo, tai į priešingų pusį suksis priekabos ratai. Svarbiausia neskubėti ir nesinervuoti, nes man seniau būdavo akivaizdus būdavo. Labai skubėdavo, nervuodavos. Nu aš dabar nesinervuoju, bet vis tiek nepristim. Gal ir ne dėl to. Dėl įgūdžių trūkumo gali būti. Bet dabar bišų pasitaisimas vis tiek norės pirmų prikabyti išversti ledovėnai. Tiesiai virš dovėjų. Pusę metrą galėjo būti kairiau, bet nu, kaip sako, gyveni ir mokės. Ne veltui yra posakis, kad visų gyvenimą reikia kažko mokytis. Tai aš visų gyvenimą mokysiuos, kaip pristumti priekabą iš pirmą kartą. Ir va dabar keliam. Va taip pagražiai. Tai dabar, kad būtų greičiau realiai balts. Uždara priekabą ir nupuč. Tai čia gaunas kaip formuliai. Kaip į boksus atvaram. Uždara priekabą, nupuč ir mes iš karto vėliau prie kombainą. Vežt spėjam, vadaryksis laukia. Turi irgi susirinkti derliukų. Ir tada jau mūsų eilė bus. Da koks max valandą ir jau bus nuskins. Tas laukelis rami, sakyčiau. Pažiūrės, kagins. Gal ir žinokit, čia gražiau sudygi, kur jau normaliai pasėjo. Tankumą daugiau, sakyčiau. Va. Nu jo. Tankumą tai daugiau. Matas, kad matei lūtėm tokiom pasisėjais. Gal dėl ta, kad nepadrikai. Taip gražiau biški žiūrės. Nu, pažiūrėsim, kiek į pulmanų telp. Nes jau išpylė vienu bunkerį didžiąsią kombains. Dabar čia jau antras bunkeris, bet mažoje. Tai įdom, pereini pulmanų 2 ar ne?
Šiaip dar daug vietos, manau, kad turėtų pereis. Nu labai negali didelį aukštą sustatyti, nes gali būti šūt. Dar čia buvo hebrit biški grūda. Kažkaip tikėjos, kad pereis. Nu jeigu piltų didžiąją kombainą 7%, tadom pereitų. Šitie būtų geriau. Reiks gal taip ir derinti, kad ta 7 atėtė pilnu. Nors plemba, nesąmonė, nes tad labai ilgai reiks laukti, kol jisai priklaustų pilnu. Ne kažką, jo. Matysmas. Delegacija atvažiavo į didžiąjį laukų, 3 traktoriai. Nu, kol kas būtume spėjus susivežti ir su 2, bet dabar jau šitam laukan pravers ir 3, manau. Nu, bet ir mažiau tą lėkimą tokia bus. Tai va, didžiosią jau išlėk, o dabar reikia tėti padėti ar kėdį ir prisikabinti. Ir viso. Žodžiu, čionai yra tokia probleminė vieta, žodžiu, reikia čionai melioruoti. Ir per žiemų vis tie kviečiai išnyka, nors aš ir buvau dalį apsėjęs, nu ir dalies nebuvo apsėjęs, nes anie metai buvo labai šaltus, labai šlapius ir rudenį dar čia belia kokią žinabalo stovėjo visur. Ir jūris čionai garstyčius ėja, tai vietoj tų išgedusių kviečių čionai pasiėm garstyčius, bet kad čia nė vienos garstyčios nėra. Ir nežinau kodėl, arba dėl to, kad nepasėja, arba buvo taip šlapi, kad jos tiesiog neišdyga. Tai va nežinau. Kombainas juda jau, abu kombainai juda. Čia bus didelis našums, milžiniškas lauks šits, tai tik reiks jau spėti vežti. Ir dar žinai, per visų laukų važinėti, blemba, čia kilometras pirmyn atgal da daugiau. Čia gali taikyti, sakau, užlėkti, tam purvinant biškį, pasimaudyti. Nu, negeriausi šitie tokie kviečiukai, nes čia antras metas mes hebra pasėjom kviečius, šovėm posėlį ir tada žinai kviečius. Nu, typa, nėra kažkiek labai blogus, bet normaliai. Bet buvo gražesnių laukų. Tai žodžiu, čia yra ūkinė sėkla irgi. Ir va toks va, kiam 3 hektarų lauks. Neblogus. Įdomus faktas su šituo lauku, kad našumo balsas yra apie 5. Tai čia vienas našesnių mūsų laukų. Tik toks dalyks ir, kad nebegali sakyti, kad mūsų, nes nebebus pas mums šitą lauką. Nu, dėl tam tikrų priežasčių. Nu, jūs patys suprantat, kad dauguma ūkių su toks sudėtingi situacijai susiduri šiais laikais, tai to pačiu ir mes. Tai tiesiog buvom priverstus atsisveikyti, žinai, su šit žemės gabal, kad ir kaip gail, nes realiai pats geriausias lauks buvo, didelis labai, patogus kult, nei vienas stulpelė, nieko, bet tokia situacija, žodžiu, atsitika, kad nebuvo kitą pasirinkimą. Liūdnova, bet yra kaip yra. Ir jeigu kažkas galvosit, kaip čia taip galėjo atsitiks, kažkaip per nesąmonę, kažkur ne taip daro, tai hebra, daug įsipareigojimų, iš dar tų geresnių laikų, kai žemės ūkį viskas normaliai buvo ir trašos buvo normaliom kainom ir grūdai buvo gerom kainom, angars pastatyti, rūgštus pirkt, bokštą dabar, bet toks niuansas yra tas bokštas, aš per daug nesiplės, prieš tai Videkant minėjo, kad mums statė tos bokštas Intersilo ir dauguma ūkininkų turbūt girdėti apie šitų dalykų, kad ten Intersilo labai daug ūkininkų problemų pridarė, nes tenai buvo klastojamus komercinė tipo pasiūlymai. Nu, tai vienas iš tų ūkininkų buvo ir mes. Ir tokia esmė, kad mes jau tos bokštus pasistatėm, tai negalėjom ten atsisakyti tos paramos tipo nieką. Kur mes, nežinojom tokią faktą. Nu, tiesiog tau atsiunč, tu pažiūri ir tau viskas tenai tinka. Ir gavos, kad mum įtraukė ir belekiek tipo problemų pridarė, kur mes, iš vis tipo nesusijus su tuo. Ir žinau, kad gal koks šiam ūkininku irgi susidūrė su šit nesąmonė ir ten nėra jokia progresą su to tyrim, jau gal dabar apie 2 metus, tai hebra, būkit atsargus, nes va, gauni europinį paramą tipą, tau stata bokšt įmonė, kuri laimėjo konkursų, kažkur ten prigribau ir tada tavį įtrauki kažkokį šūdų ir va, sušik žiauri reikals. Ir nėra taip, kad tų bokštų nėra, tie bokštai yra visos sąskaitos, tipo viskas yra, viskas dokumentuot, bet iškėlė tų bylų, pridarė žiaurių nuostolių ir dinga, ir dabar padėjo tų bylų į stalčių. Ir jaučiu po kokių 5 metų tik sugrąžins į gyvenimą. Žiūrėkit, hebrytį važiuojantį leidžiu. Nu, greičiau gaunas, jo, kol tu bunkeriam šleid, visų labai sustoti reikia. Dabar važiuojant, bam,
Bet su antra gal sunkiau biški, kai jau piln priekabį iš vis gaunas, tada labai galite grūdai per šoną išvaryti. Aš dar nes patyręs ant tą leidimą tokią. Pirmą tai normaliai, antrą tai bais, kad ten aš nuvažiuos kažkur ne į tų šonų. Biški trūks praktikos jie. A few moments later. Jau seniai veidrodėlis man nulūžavo. Man atrodo, kad nulūžo. Vos kap ir labai jūt. Greičiaus, kad nulūžo. Šits dar nenulūžo. Nu, bet kad čia tų šakų belekiek. Biški prilėtva ir jau. Nu, matysim, išlips pažiūrės, bet man rodos, kad jiem ne kažką jau. Ne piroga, kaip sako. Ant prasilenkimą. Dar purvo iško. Baisuliniškų purvo. Dar purvo. Nu jau košė realiai. Nu čia aišku neužklims tarp tokia purva. Kiet žemė, žinai. Stovi tas vanduo ant to žemės ir viskas. Ir jau turi mirksniukų. Nežinau, kiek jam čia yra. 7% jau, jeigu mirks, turėtų būti. Na jo. Antanėliui tai dar ne kaput, bet veidrodėliui tai jau tikrai kaput. Nu ką padarys, žiūrėsim žemį, šiaip man tas veidrodėlis labai svarbus kely. Tas mane gerai, nu bet kaip sako, veidrodėliui tai dar ne kaput. Bet antanėliui tai tikrai šaltybaršio atsigeriam už jum. Pilsim dabar važiuojantį. Aš nes labai profesionalas ant šitą dalyką, bet bandysim. Ir jau antras bunkeris, žinai, bus. Svarbiausia būtų neprapilt grūdą ant žemės. Sunkiai užaugintą grūdą, kaip sako. Ir da būtų gerai neužklimti. Bet aš dabar technologiniam važiuoju, technologinės įprastai kietos. Nes šimatas kombainai biški vietom sunkiau buvo. Nu šlapslauks. Nu, davai, bandom. Prieš tai biški prapylio, bet ten dėl to, nes netiesi buvo nukult. O dabar man, kaip sakė, važiuoti ten, kur kombaino vėž. Tai va, tipo šit vėž reikia važiuoti. Atsireguliau šiaip netep, biški per daug iš šonų. Ir čia reikia privažiuoti. Ebra, stengiuos, karoči. Nebegalina. Hard buvo. Šiaip netep hebra. Gerai, dabar grįžtam tom pačiom technologiniam, nes blembačiai sunkiai traktorius traukia jau. Pilnu priekabą, tai nerizikuos važiuoti pro belekur. Važiuojam pro užtikrintų kelių. Ne veltui yra posakis. Nemesk kelių dėl takelio. Tai mes ir nemetam, tęsiam važiavimą pro technologinis. Sunkova. A few minutes later. Žodž, hebra, tam veidrodėlį biški šovio savo medicinos, savo vaistų. Nes realiai be veidrodėlio važiuoti, tik kaip, nežinau, be rankos jaustis, nes ir tą kraštą nematai. Tas kraštas svarbiausias, ar net važiuoja kokį mašin praleisti, ar kokį fūrų, žinai. Nematai ir kas linka, įsuki posūkį, kai suki kažkur nematai, gal kažkas pirliai, gal kažkas tavį lenki. Tai žinai, kad nenuskintų nuo kelio. Manau, kad reikia dar biški šauti, biški vaistų pridėti, biški darys sutvirtinti izoliacijos. Tai tikrai bus liats. Čia kaip sako, jau yra mano remonto metodikų. Laiką. Patikrint laiką. Gerai. Kaip iš salono, kaip būvis. O pažiūrėkit, nėra, kad ten žiauri matas, bet tipo vis tiek matas. Labiau reikėjo į apačią, aišku, jį palenkti. Bet tipo, nėra bloga. Matai, kad kažkas atvažiuoja. Tokį remontą tai galim pavadinti ilgalaikį, kaip sako. Pirmų reisų paimam, didžias kombainas, mačiau jau irgi mirksti, jau reiks irgi važiuoti. Nu, žiūrim, kaip privažiavau. Tik kad ledovai privažiavau, negali sakyti. Pusė lauka jau yra kaip nieko. Žiauri greit ein su dviejas kombainas. Dabar yra po 4-3-5. Tik kokios 3 valandos ir baigsim šitą lauką. Wow, kosmos. 12 metrų headeris tokiam laukan jaučiasi kaip baleta šokiais baletan. O blema jau lauk. Atvaro zeniau. Man sakė važiuoti 5 ir jisai tipo sužiūrės, nes jisai gali prilėtinti, pagreitinti. Tėva 4,8. Dielį gaunasi. Ledova pilas. Negali, dabar ledova. Važiuoja 4,8. Tai jisai gali arba pagreitinti, arba prilėtinti, žinai. Kombainą jam neužkišti ir jisai išpil viskas. Ledova. Rodė liuksų. Sakė gerai, tipo. Tengius. Ko čia taip netraukiam? Nu tik nesakyk man to. Einam, zeniau. Einam namo. Važiuojam namo. Viskas, lauką gaus. Oi, zeniau.
seniau. Gera lauko gal skiet sumint. Oi, blemba. Sunkovė. Vis dar patenkintas, kad taip gerai pavyko išpildyti. Kažkų naują padarė. Varam išsipildavo grūdelę. O, jau atvažiavo antras traktorius. Žiauriai ledovai gaunas, chebra. Atvirai jums pasakys. Su 3 traktoriais. Nu, tipo tip-top. Atvariuva. Užtruko aišku, kol tu veidrodėlį ten susiklievo. Tai žinai, tos kelios minutės žemės ūkį daug yra. Neatvarva ir 5 minutės kombainis lauk. Neturi kur išsipildyti grūdą. Toks va šūdins dalyk. Kitur te atrodo, kas tos 5 minutės. Bet žemės ūkį tai vien dien žiauriai daug lemni. Per vieną dieną gali apsėti 20 hektarų, kaip pavyzdys. Vienu dienu nekul, 2-5 hektarus prarandi. 2 dienas nekul, 5 hektarų prarandi. Labai tos reikšming. Kiekvien dieną yra, kiekvien valandą reikšming, nes labai daug darbo gali padaryti. Nu, bet čia šiaip visur. Realiai čia visur šits, tik tas, kad žemės ūkį darbs labai pastebims yra. Nukul vienu lauką, tai tau automatiškai jau žino, kiek hektarų pamažėja. Arba apsėjai, arba ten sudirb. Nu, va tak vatiem. Bet čia visos rytys gyveniman. Vienu dienu nedirb, kitų dienų tau tų darbų reiks padaryti. Ir tai darbai taip atsidėlioji. Bet žemės ūkį tie darbai nelauk. Tai va tame ir yra esmė. Kad yra tam tikrus terminai, kitų turi pasėti, kitų turi patrešti, kitų turi nupurkšti, kitų turi nukult, kitų turi aparti. Nu žodžiu, niuansai, hebra. O ten kiti žmonės visą gyvenimą ten atidėlioji kažkų daryti. Ai, pradės rytoj, pradės sportuoti po 2 savaičių. Žiūri, kad nepradėję, žiūri, kad lygos pristoja, žodžiu, pradės daryti verslų, žiūri, kad nepradėję, žiūri, kad dirbu tų patį darbą jau nežinau kiek metų, ten lūpos seniaus pasiektos, didesnį atlyginimą negaun, nieko vien žodžiu, tiesiog sėdži, nes jie kažkų naują pradėti, komforto zonui sėdži, nu žodžiu, o ūkį tai taip yra, turi padaryti ir viskas, eis privers daryti, o kitaip liks ubaks ir nebeturės iš ką nusipirkti duonos, kitaip reiks eiti pasirinkti akmenų, medžio žieves dar kokios išsivirti ir valgyti, nes duonai nebeturės pinigų. Tu meši hebra, juoką formų viskų bazarint, bet bazarint tiesų. Mirties kapsulę važiuoji. Nu, vat, senolis važiuoji, nelabai nuo kelio traukia, žinai. Blemba, vidury kelio važiuoji. Ne, nu nepyksta šantė, žinai, senas žmogus. Aš prieš tai jau jį aplenkiau. Dabar biški nepamatė. Bet nesaugiem čia dabar biški važinėti, ar, kaip sako, su mirties kapsulė. Bet čia dar ne visai mirties kapsulė, čia elektrinis. Mirties kapsulės tai labiau tos mašinytės nuo 15 metų, kur užtenka mopedą kategorijos. Kaip trenktų, tai ten nuskristų į stratosferų žodžiu, nei pagalvę orą nieką. Čia da normaliai. Biški, veidrodis pasisuka ant dešinės puotent tų šakų, bet performances bendrai neblogas. Opa! Viktoriuks, hebra! Viktoriuks kul, kaip aš sako. Nu čia šiaip čia Viktoris, bet aš jį vadinu Viktoriuku, jokings pavadinti. Viktoriuks. Čia realiai nauji nyv, naujesnė nyv Viktoriuks, kiek aš suprant. Nes kad Akrosas yra naujesnis Dons, tai šitą tai tikrai žino. Ten labai daug tų pačių detalių tenka. O kažkas dirbat su Akros? Labai įdomu, aš norėčiau pasėdėti, pažiūrėti, kaip jis jaučiasi. Jaučia visai neblogs kombainas. Ten 6 metrų headeris. Aš įsivaizduoju, kad ir visai tą komfortą yra. Nes aš atsimenu, jie tokie dideli kombainai būdavo, atrodydavo. Sad, žinai, toks galings, rimts kombainas, bet taip man niekad ir neteko atsisėsti jame. Man va tik ir tiek į Viktoren pabuvoti, nes mano dėdė seniau turėdavo iki Tukaną, sakė, kad nėra ką lyginti. Ko tu ten per daug palyginti? Viktoru su klase. Nu, nes, tipo, ne veltui gal tas pavadinims klasas, tipo, klasė. Nežinau, klasė tai tikrai gerus kombainai. Ir išliekamoji vertė didelė. Kains laiką baisiai gerai. Taip ir su mašinom. BMW, Audi, Mersa, vis labai gerai kains laiką. Toyotos visokios gerai kains laiką. Ne visos Toyotos, ten ne Yaris, bet koks Land Cruiseris, pavyzdžiui, žiauri kains laiką. Klauso ten jau nuo modelė. Tai va taip ir realiai su traktorių firmom, žinai. John Deere, Fender, geriausiai jaučiu kains laiką. Keisa gal dar visai neblogai, nežinau. Deutsche, Massėjai, prasčiau turbūt. Nu kas yra normalu, pigiau ir kainuoja. Tai va kartas gal ir apsimok, sumokėjai daugiau už tų traktorių, bet kad galėtum jį vėliau brangiau parduoti. Nors nežinau, gal tas ant tą gaunas. Nu bet šiaip ten mokės
300 gabalų. Už fendų, pavyzdžiui, man tėtė sakė, kaip pirka X-ų, žinai, tai žiūrėjai ir fendų. Bet fends būtų išėjęs už tų pačių kainų, tik tas 100 šiam arklių, o X-us yra 230. Ar ten 108, bet va plius minus apie tų ribų. Jis dėl tą ir pasirinka Deutzu, nes daugiau arklių, žinai. Euras da daugiau kainuoja tie traktoriai, o 200 štukų eurų lygų apie 700 štukų litų. Normaliai. Dabar jau tas pats realiai palikė. Realita buvo geriau. Žodžiu, atvarėm, chebra. Belekia grūda jau yra, jums parodys. Verčias ta aikštelė. Ir dar tikrai šiandien užsivers. Nemažai dar čia pridžiazuosim, žodžiu, tą kviečia. Nu, žinai, nuo 2 kombainų yra reikalų. Bet, kaip sakant, yra angarą ant vietos, mes pasiruošę esam. Nieko baisos nebijam, tai viskas bus gerai. Labai sunkiai atsidaro, vien žodžiu. Oba, keliam prie kobo. Pažiūrėkit, kiek kviečia. Gal greit dregnumų pamatuos. Patestuosim, įdomu būt pažiūrėti, kokios šį drėgmės vežas dabar tas kvetužėlis mum. Dūriam, kviečia. Kaip nusileidžiu, pamiršau. Užlagina, kaip nuleist priekabą. Žiauriai norėjau čiaudyti, norėjau parodyti polacukų kamerų, praėjo čiaudulys. Va tiek jau kviečių atsivežė, nu dar aikštelė yra vietos. Yra buvę, kad iki pat galo buvo grūdų ir nebebuvo kur pils. Iki seniau bokštų neturėdavom, žinai. Ilgai ir da drėgnus buvo, ilgai užtrukdavo. Bet jau dabar nemažai šiemet, da tiek nebuvo aikštelė grūda. Buvo gražus, sausas. Patestuosim drėgnumų. 15 toks. Ne, šiaip sakė, kad matavo apie 15. Sens geras užklimpims įvyka, maitnika obut atšoka, karbos probkės atšokas, aleris bėga. Žodžiu, babin davė dačią. Nu, turp gavas, tai va tak vatėm dabar. Su vien bunkerį. Baisi pjaut pradėjo tą zaslavinimą, tą šlapžėmę. Priekį dėsim, chebra. Nu, bandom. Vokė vryt, ką ėja priekab giliai. Pažiūrėkit, tudirins. Op. Belia, koks pradalgėlė. Ne pradalgėlė, tiesiog vėžas. Kiam 3 hektarus nukūlėm. Nu kaip privaris bus. Normaliai privariau. Negali sakyti. Normaliai. Žiaurs našums tą kombainą. Tudirins. Per pusdienį kiam 3 hektarus su 2 kombainais. Mūsų klasiuks kokie nukūlė 15, aš jits koks 2,8 šovė, aš taip manau. Prikols. Tu turint kapuč su kombainu. Už mani greičiau va. 16 goldo, tas koks 25 jau per laukų va, su 12 metrų kėdė. Normaliai. Žiaur. Nu, hebryt, ir nuo šiol mum liko 25 hektariukai kviečių, 15 vendelyną ir 10 fenomeną. Ir viskas bus su kviečiais. Šoksim barškint rapsą tadom. Tokios žinios. Nu, kuzeniukai, lėkiam į paskutinis potelį šiandien. Vis dėlto dar nuvarysim į Bliūdžius, į tokį kaimelį, gant tolokai važiuoti nuo dirbtuvių. O man iki tų Bliūdžių Kaunas važiuoti koks, nu, panašiai kaip iki Jana galą, realiai. Kažkas turbūt 12-15 kilų. Tik tiek, kad per kaimų, kur reik važiuoti, tai tenai biški reiks prisistabdyti, tai nenulėksim taip greitai. Bet vis tiek vežam vis 3 dabar. Tai čia valandą ir išbarškinsim tų laukų. Ir tada bus belykis tik tas vendelins. Katras irgi atrodo baisiai gerai chebra. Tik gali būti, kad aš jums neparodys, kaip mes jį pulsim. Dėl ta, nes man rytoj laidos filmavims, o tėtė rytoj varis be manis nukult tą vendeliną žodžiu. Tai va, labai neliūdėkit. Bet gražiai atrodo tas vendelins, patikėkit manim. Didelės varpos. Nu gal dar prasuksim šiandien. Parodysiu lauko. Galvosit, kad aš jums apmelavau, kad neparodžiau tą vendeliną. Nes kai sėjo
sakė, kad jeigu uždėrės 10 tonų iš hektarą, tai kažkam 10 štukų padovanoju. Vis tiek reikia patikrinti. Nuku Hebra lėkiam pro miestelį. Kas sušnis, kad nebėra pučiakalniai parduotuvės, kaip seniau būdavo. Tai ten galėdavo seniau sustoti, nusipirkti kažką atsigerti. Va čia va, pavyzdžiui, Nemradan yra, va tokia bitutė. Ir šiaip Nemradan yra 3 parduotuvės. Belekė kaip kaimukan. Bet tik vieną laukų mes šį turim, tai žinai, nelabai susto šitai parduotuviai. Bet seniau, kai būdavo vaiks ir važinėdavo ten ar su tėdžiana, ar su kolegom tipo, tai stodavom ten, pirkdavom ledų, ten kriaušytės gėrimą. Žinot, kriaušytė būdavo. Bombalinė tokia kriaušytės, skan baisiai būdavo. Dabar nebe tie laikai, nebėra kaimo parduotuvės, nebėra žmonių, kas išlaikytų parduotuvę. Eva, liūdna, man žodžiu. Vis paliki betoninė tokia. Palei idėjų, tai mum čia į kairį sukt reik, sėnį, pagal idėjų. Opa, jau, panašu, kad jau, matau, kad traktorių vėžų nemažai. Ir dabar reik tiesiai lėkti. Va čia jau mum patink, va čia žvyrkelis. Mum žvyrkelį patink, ten kažkokie asfaltai. Ne traktoriam. Traktoriam reik žvyrkelių. Čia mūsų kelias, kaip sako, visokie tai purvai, visokie tai žvyrai, žvyrkelinaizeriai, purvinaizeriai. Nu, nebus kokia traktorė už šitą krūmą arba mašinį. O, nėra, pasisekė kažkam. Nu ir man pasisekė. Na čia jau beveik atvažiavom. Čia už šitą kampą pasimatys biški technikos. Vietoj 9 hektarą kviečia. Mums čia nusimato. Čia ir čia, va tokie du laukelė kombaino va stovi. Letų pėdų tie kombainai, tu tarns, kol atvažiavote, letų pėdų baisiai. To jo, ties, stojam, gal ištraukim rankinį, kad neatsitrenktume netyčia. Nu, čia tik kviečiukai baisulinė, čia mat geresnė žemės biški negu pas mum jau prie Nemunėlio Radviliškė. Eik tu savo, nepaimsim čia per 3 reisus tikrai. Eik tu, tankums koks. Vava vyva, kaip sako, vava vyva. Tu durnis, žiauriai. Ir sausus kokie, brašk, trašk. Miela malonu, kai tokie kviečiai ir kai 2 kombainų kūli. Miela malonu. Ir da kai toks oras. Visas maišas su agurkais pavirta ir išbėga iš dėžutės agurkų skystis. Pribėga man visur. Reikia pabaigti valgyti. Hebra, žodžiu. Blemba, man ryt laidos filmavimus, aš scenarijos nei kiek nepasiruošiu. Nu, kų padarys, reiks grįžus po darbą mokytis. Ir dar to nuo ryto kažkiek. Kų mes valgom, tai kotletukai, paraginės pupelės ir ryžiukai. Buvo, čia biški nebe tiek ir daug yra. Čia kotletukai yra su sūriu, su fermentint sūriuk tokie. Vištienos tokie kotletukai. Užjum. Kalnus baisė. Miela malonu tokį maistą valgyti. Monstrą pirms išpilim, va tak vatėm, žiaur, man nuo kombainų, Hebra, nuo tokios technikos, stajaks. Pažiūrėkit, tu daiktą, tokį daiktą, dar. Monstras iš monstrų viešbučia. Tėtė jau irgi bunkerovė čia prikūlė, čia baisi bir, gerai, tu darns. Nu, Hebra visas išleida, aš liko paskutint, pilda dabar manyje. O, dar čia už keletas laukelis, dar yra toks mažiuks, tu nububinsim ir viskas bus šiandien. Smag šitėp dirbt, lemo, va čia yra rimts judesys. Kol kas man pats kulims šit, na, tipa, apart šitos dienos neatrodė sudėtingas kažkoks, tipa, anais metais daug sudėtingesnis buvo, nors ir mažiau žemės buvo, bet labai daug lyja, labai šlap buvo. Dabar ir tokie orai neblogus, ir grūdų drėgmė ger, tai labai džiaugiuosi dėl tą. Tai mums realiai nebetiek ir bus daug lygi. Rapsiuką 200, 5 pupyčių, 7 vasarinių kviečiukų, garstyčių ten 8 hektarų kokie ir avižų 30. Ir viskas, jo, po biškį
biški, smagu, gražu, faina. Jam tai pofik, jisai per visas griovis varo, neapsikrauna. Tėtė pro įvažiavimo, jisai pro griovis. Nu kas tai bus, blemba, svarbu su tok didelį aparatkį važiuojate, per mašins gali važiuoti realiai, per belę kur gali važiuoti, nėra problemų. Ai, vis dėlto nusprendė, kad čionai nevaris, varis pro ten. Nu bet, bent žodžiu, vis vien pro visur gali pralėkti. Vatifo jūtas agregat, bam, pro stulpų. Apvažiuoja stulpų vatifo, per daug neapsikraun. Monstras ir kitą vardą nebeturi. Aš jums sako, kariuomenė galėtų pradėti pirkti kombines, galėtų varyti ir pachaltūrį, ir dar kažkokios nepaprastosios padėties atvejai tiesiog galėtų varyti su kombine tenai, važinėti per tos tankus su to kombine, bent žodžiu, ten sukult kažkų. Geresnė investicija, o kain tikrai panaš. Ir dar va iš haltūrų kiek šaibų pakel. Visų Lietuvos ekonomikų iškels į viršų. Nu kon, viskas. Mašiau pilns bus ir lėksit gali dirbtuvėlis hebryt. Tuoj matau, kad anas kombines irgi bus pilns, bet dar traktors netvažiavo. Kur jie taip ilgai važiuoja? Atrodo, kad jau tikrai turės važinėti, nu bet galime taip atrodo. Gan tolims atstumčiai, žinai. Wow, paskutinis. Nu kūkė bryt, nukabino abi priekabyts. Kviečių jau užsivertė belekačiai. Tai užtruks, kol susivarysim, nes į boks irgi nebetelpjau. Žodžiu, dabar reiks džiovinti ir pilti angarų, bet, nu, yra čia žodžiu, yra ta derlius. Tai va, jeigu ir jums reikia padėtų su kulim, ten su grykės ar pupom ar kažkom, tai kreipkitės į Petru Palmonu. Šiaip žiauri maladėtus, čia nereklam, gers kuliais, rims kombines. Ką daugiau reikia, žinai? Jeigu reikia pagalbos, kreipkitės, tikrai sutarsit už adekvačių kainų ir nusikulsit savo derlių. O ku aš hebryt, viskas, aš liek namo jau, po truputį, nu ne po truputį jau reikia varyti, nes dabar jau 11 valand, nes rytoj filmuojam Vilkaviškį, tai man 3 valandas da važiuoti reiks. Bet tok ta kain, reikia stengtis, reikia daug dirbti. Paprastai pasaksti, sunkiau šiandien, lengviau rytoj. Tai va hebryt, nepasiduokit, mes irgi nepasiduodam, judam. Ūkis leds, ūkininkams leds, gyvenimėlis leds. Jeigu kažkas blogai, tai nepamirškit, pabus kelis dienas ir praeis. Man irgi tai būn kartas. Kai nenori nieko daryti, atrodo šūds, viskas kudaro, nėra progresą, nieks nesikeičia. Bet tokia gyvenimo dalis. Palauk, praein ir po to galvoju, oho, kiek aš iš tikrųjų daug paprogresavo. Bet normal yra jaustis blogai, bent aš taip manau. Nes jeigu jauties blogai, vadinas kažkur turi keist gyvenimą, kad būtų gerai. Nepasiduokit ir susitiksim jau greitai, kitam videkan. Ir jeigu pas jums vakars, tai labanaktis.